Ką darei Karlos Alberto kambaryje? Nenoriu su tavimi ginčytis. Sakiau, kad čia tau nėra ko veikti. Atėjau todėl, kad namų šeimininkai mane uždraudė. Kodėl turėtum uždrausti tu? Turėtum turėti nors kruopelytę gėdos. Ar gali būti, kad po to, kai šovė į Karlos Albertą ir per tave išguli lovoje, dar turi įžulumo jam rodytis? Albertas viską suprato ir man atleido, netgi laiko mane drauge. Taigi niekas neturi teisės prieštarauti. Beje, Karlosas Albertas man atliko išpažintį. Sakė, kad tave myli. Tekėk už manęs, Lupita. Jau po laiko, juniorai. Man jau užgijo visos tavo padarytos žaizdos. Kas tau darosi? Žmonės gali suprasti, kad elgesi netinkamai ir užsibrėžti tikslą pasikeisti. Aš pasikeičiu, Lupita. Pastaruoju metu man tiek visko atsitiko ir atsivėrė akys. Ypač tas vaikutis, mano sūnus, dalelė manęs. Manai, man buvo labai geras.